Tai yra mano hortenzija Limelightas, kuris toks gavos panašus formavimas į medelį jau ant dviejų kojų. Tai yra viena koja tokia vat, ir ten kita, bet su daugiau šakelių. Rudenį genėjau, tačiau vat, dabar buvau priėjusi prieš kelias minutės, kol telefono neturėjau. Irgi meditavau ir vis dėlto matau, kur dar reikės nusileisti žemyn su genėjimu tam, kad būtų šakos tos tvirtos ir kad galėtų žiedai būti didesni ir kad galėtų ir kad nelinktų. Žiūrėjau, šitą vietą buvau aš čia palikusi, bet matau, kad gautų šitą šakelę ir greičiausiai tai vat reikės nugenėti, kad liktų toks storas pagrindas ir išaugtų nauja šakelė. Taip pat šitą vat vietą irgi labai planutė. Tai vat irgi reikės leistis, manau, taip pat žemyn. O čia vat matau yra pumpuriukai ir tada pradės augti naujos tvirtos šakelės. Čia va irgi matau yra šitą vat palikta. Ir šitą jos irgi tokios plonokos. Čia irgi toks svarstymas, ar palikti šitas vat nugenėti, ar vis dėlto leisti žemyn, kad išleistų vat tokias irgi tvirtas naujas šakeles. Tai dar turiu porą savaičių pamąstymui, bet jau kažkokios mintis ryškėja. Gerai, judam toliau. Čia yra antras Limelighto krūmas, matot, jo forma yra šiek tiek kitokia ir vėlgi rudenį labai taip gerokai apgenėjau ir nusprendžiau palikti dviejų dalių, tai viena bus žemesnė, čia buvo palikta su atsarga, jeigu ar nenušaltų galiukai, tai dar paliksiu tik tai po dvi akutes ant stiebų o viršus, šitą centrinė dalis, jam bandysiu auginti kaip stiebinę hortenziją. Tai, matote, palikau aš 3 aukštesnės tas šakeles viršuje ir nuo jų pradės augti nauji stiebai. Ir čia gausis taip vadinamas kaskadinis genėjimas. Ir trečiasis mano krūmelis iš tų didžiausių, kuris mane augo jau apie 5 metus. Tačiau aš jau, kaip ir pasakojau kitose video, neformavau, nežinojau, nemokėjau, neturėjau laiko kažkaip prie jų, tiesiog augo ir augo tos hortenzijos. Tai vat dabar 5 metais labai įsigilinau į tą temą ir bandysiu taisyti savo klaidas arba kažkaip kitaip eksperimentuoti. Tai šitas krūmas pats savaime jau turi pakankamai storą pagrindą, kaip matote, pačioje tos šakos yra storos ir kurios tikrai labai gražios, matot, yra piršto storio. Tai irgi tokio sprendimo vieningo dar neturiu, ką su jom daryti. Bet kai kurias šakeles irgi pasižiūrėjau, kad reikės, jų yra ir per daug ir noriu, kad reikės pašalinti kai kurias šakeles tam, kad naujai išdygtų va tokios va, matot, atskiros, pavienės, išdygsta, kai krūmas yra stiprus, va tokios aukštos pavienės šakos. Tai su šita šaka, mačiau, viena blogerė pasakojo, kad galima ją su žemėm apipilt, pakirpti šiek tiek. Žodžiu, iš tos dalies galima formuoti stiebinę hortenziją. Ir vėliau, kai ji su žemėmis bus, turėtų jinai išleisti šaknis. Ir tuomet galima bus ją atskirti ir turėsite savo nuostabią stiebinę hortenziją. Pasižiūrėkit, koks storis šitos šakos.
Tai va, bandysiu tokį eksperimentą šiais metais daryti. Va, jos aukštis yra nuo tvoros turbūt koks 1,60 m aukštis, ar ne? Tai kažkiek tai turbūt jinai nušalo nuo viršaus, tai kokius 10 cm aš nuimsiu. Turbūt tiek gal, pasižiūrėsim, kaip jinai čia pradės žaliuoti, busti. Ir reikės, aišku, paremti. Tuomet, irgi kiek mokino, kiti kiek pasakojo, reikės pradžiai leisti, kad iš šonų augtų šakelės, tam, kad pats stiebas sutvirtėtų. O vėliau jau vasaros viduryje reikės juos nugenėti ir palikti tik tai tą viršutinę dalį, vieną ar 2 aukštus. Ir tokiu būdu, visą teoriją, turim gauti gražią stievinę hortenziją. Tai va, taip, toks bus eksperimentas šiemet. Na ir pats krūmas turi pakankamai daug tvirtų šakų, bet jų yra per daug. Aš noriu, kad mano žiedynai būtų gražus, dideli. Tai šiais metais gan drastiškai juos genėsiu, formuosiu tą hortenziją ir kelsiu į viršų. Tai dabar jinai jau yra kokio 1,20 m aukščio. Aišku, reikės dar nugenėti, bet noriu, kad šitas krūmas taptų galiausiai tokiu gražiu medeliu. Tai jau pagrindas, va tos kojos yra, kaip matote, tikrai labai tvirtos. Tai čia tokie pamąstymai, tokia idėja yra su šituo Limelightu. Tai kol kas su hortenzijom tiek. Linkėjimai.